Sveiki, mėlyjeji, su jumis aš Artūras ir Inkubatorius Tradingo. Vėlgi sekmadienis, tai ne taip labai aktyviai čia šiandien balsavo visi, kas ką nori pamatyti iš tikrųjų kaip savaitės porą, ne. Tai buvo dvi pasikartojančios, tai surinkusios vienodai, tai euras Japonijos jena ir USD Kanada. Dar pradėdamas tai aš gal pažiūrėsiu iš tikrųjų tiek vieną, tiek kitą, ten vienoj gal truputėlį nelabai ką yra daryti, tiesiog pasižiūrėsime į abi. Prieš tai iš tikrųjų norėčiau dar truputėlį grįžti prie tos poros, kurią išsirinkom praeitą savaitę. Tai iš esmės pats nubalsavimas buvo, gal sakyčiau, visai neblogas. Mes prognozavom praeitą savaitę iš tikrųjų šitos poros kilimą, kad tikrai nepardavinėsim jos ir kad turėtų kažkas tai užsidarinėti bent jau už tų apačių, kurios buvo, ne, ir to nenutiko. Tai mes iš tikrųjų tą progą pasinaudojom ir mums price actionas kai kuriuose vietose, va, tarkim, kaip ir čia, ne, jisai mums parodė iš tikrųjų kažką tokio įdomesnio. Tai padidinsiu gal grafiką. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų buvo pakankamai įdomus, kažkur tai geltonas spalva čia tokia atsirado. Sekundėlę pakeisim spalvą, tai bent jau kokią blue, red. Tai šitoje vietoje toksai atsirado iš tikrųjų įdomus variantas. Jisai čia buvo su 1.3 su 113 ir kai aš tokius variantus gaunu ant price actionų, aišku, žinau savo kryptį, tai žinau, kad kryptis yra į viršų, tai pabandžiau čia iš tikrųjų truputėlį nupirkti ir parašym čia, kad mes šiek tiek kažką tai bandom daryti, ne, ir paskui pildėmės šitose vietose. Tai va, realiai iš tikrųjų tas grafikas atrodo, palaukit sekundėlę, čia numesiu viską, nes turbūt mums neduos. Va, tai realiai gavosi taip, iš tikrųjų, pradinis toksai buvo truputėlį, toks tiesiog buvo įdomu pažiūrėti, kaip sudirbs kaina, tai mes atidarėm čia. Šita situacija pakankamai buvo aiški, tai stop lossas iš tikrųjų turėjo būti apie 50 kažkur tai punktų, mes tenais rašėm. Čia jisai galėjo būti ir 38, ne, bet kažkur buvo apie 40, ten tarkim kelis. Čia vėl gražiai, nuo to 1.13 iš tikrųjų jisai pasikoregavo ir jisai traukė žemyn, aukštyn, kad aukščiau pratraukė, jau mes iš tikrųjų pasigavom čia, šitose vietose ir paskui važiavom su juo toliau į viršų. Čia sell stopai, aš žiūriu, kad pas mane jie neapdrausti ir nesupratau, kodėl aš jų nedraudžiu. Čia tų pozicijų, kadangi šią savaitę buvo padaryta nemažai, tai kažkaip šitos nenužiūrėjau pozicijos ir jinai tik tai su sell stopu stovi, tai labai negerai šiaip yra. Čia toliau vėl iš tikrųjų pildysimės, jeigu tas pats planas tęsis, apie kurį mes kalbėjom, tai va tiesiog dabar situacija su yra tokia, vėlgi planas tas pats, apie kurį kalbėjom dar praeitą savaitę ir jeigu nieks nesikeičia, tai mes irgi tų planų važiuojam toliau į tą pačią pusę. Tai tiek apie praeitą iš tikrųjų porą, kurią buvom išsirinkę. Ir aš tikiuosi, kad tie, kurie žiūrėjo į šitą porą, jie lygiai kažką galbūt panašiai padarė, tiesiog to plano laikėsi ir tą planą panaudojo savo, ne, kažkur. Grįžtam į šią savaitę ir šioje savaitė yra euras Japonijos jena, tai iš esmės iš tikrųjų ten panašu, kas vyksta. Dar esu kalbėjęs prieš keletą savaičių, iš tikrųjų, kad tikrai šitoj poro neketinu pardavinėti, nes viskas yra tokio situacijų, kur tu nelabai gali pardavinėti. Tai pirmas dalykas vėlgi, kaip ir su visais svarais ir su kažkuom, tai viskas yra mėnesį up. Tai jeigu mėnesis up, tai aš irgi su jais einu up. Savaitiniam grafike labai graži situacija šitoje vietoje ir šitą savaitę buvo pakankamai graži. Šiaip realiai buvo dieniniuose grafikuose iš tikrųjų buvo vietų čia įdinėti, bet vėlgi, kol per 1.24 jinai nepraėjus, galbūt nereikėtų nieko daryti, ne? Tai pabandysim pastebėti šią savaitę, nes čia vis tiek jau savaitinis grafikas yra pakankamai ilgai užstrigę šitose vietose.
Aš įsivaizduoju 1.3.0.0 targetą, jeigu jisai prasikaus pro 1.2.4, ne? Jeigu neprasikaus, čia viduje sėdės, paliekame ją ramybei. Aišku, vėlgi dieniniam grafike gali marketas išpaišyti iš tikrųjų daug anksčiau tą įėjimą, ne? Jeigu jisai kažkur va čia mums išpaišys kažką, ką jisai, tarkim, mėgsta, kartais sugeba, ne? Dėl ko aš buvau kategoriškai, jeigu pamenat, už pardavimus, tai dėl to, kad viskas šito erdvėje sėdi. Ir tol, kol viskas šičia sėdė, tai čia iš tikrųjų vėlgi, kaip ir minėjau, nėra kur tenais eiti. Tas pats buvo su tuo pačiu USD iena, ką aš praeitą savaitę kalbėjom, ir ten su visais tas pats iš tikrųjų. Tai jeigu kažkur čia viršuje einam, tai galima ieškoti iš tikrųjų pirkimų, žiūrint kaip čia ateis. Nes vėlgi čia ateit gali per kelias dienas, per kelias savaitės ir per kelias mėnesius, ne? Gali neateiti, gali čia dabar sėdėti. Tai stebėti marketą ir ieškoti tik tais pirkimo tokio situacijų. Valandiniam grafike, jo, tai čia yra dienos grafikas. Dienoj ką buvo padaryti galima. Tai iš tikrųjų, kada šitą erdvę užsidarė su šita žvake. Tada iš tikrųjų buvo galima bandyti kažką tai daryti su juo, bet nebandyta buvo. Vėlgi, nes buvo aišku, kad tiek šita zonos iš tikrųjų pakankamai yra stiprios, reiškiasi. Tai aš asmeniškai nedariau nieko, nes aš turėjau kitų variantų su svaru, mes dirbom praktiškai visą savaitę su Kanada iena, su kitom porom, su tuo pačiu USD iena, kurią pasiūlėt jūs, ir tiesiog šičia nebuvo niekaip niekada, nes ir per susirinkimą pirmadienį, sakau, tiesiog neina apsiprekiauti visko, nes įėjimų tai tikrai yra pakankamai dabar daug, šiuo metu labai daug yra visokiausių įdomių vietų, tai tiesiog tai reikia kažką įsirinkti įdomiau ir prekiauti, nes dabar būtent tas laikotarpis, kada tikrai, manau, rinkoje yra ką prekiauti. Taigi 1.2.4, jeigu pratraukiam pro jį, greičiausiai ir toliau kylam į viršų. Jeigu važiuojam į apačią ir čia nes čia galim palikti tą tokį gabalą ir tada traukti į apačią, tarkim, ne, ir važiuos kaina, tarkim, žemiau čia. Tada galbūt jau iš tikrųjų pamiršt pirkimus ir ieškot kažko, galbūt ieškot, nes vėlgi žiūrint kaip ateis, nes čia galbūt, kad jis ateis, tarkim, su tokia viena žvake, tai greičiausia, kad jis daugiau čia nebeis. O jeigu jis ateis čia su kokiom keliom kitokiom žvakėm, tai jisai gali būti, kad vėl tik manipuliuos ir toliau atgal grįžė į čia. Tai dėl to, kai aš sakau, kad čia aš kategoriškai dabar tai jis nepardavinėjau, tai nereiškia, kad aš to nepasakysiu, tarkim, po 3 dienų, nes aš nežinau, kaip bus ir kaip pramuš tą apačią. Tai man svarbu ir ne pats faktas, kad pramušė, svarbu kaip pramušė, svarbu kodėl pramušė, ir panašiai. Tai kol kas šitoj poroje fokusuotis tik tais į pirkimus, čia greičiausiai norės ir 1.25 padaryti, 1.2.4 dabar yra pakibęs su šita žvake. Ir čia galima bandyti ieškoti, kaip ir sakiau, iki 1.3.0.0 pirkimų. Jeigu bus marketas palankus į šitą pusę, tai tiesiog į tą pusę ir eiti. Čia dabar tai jau geriausia, kad būtų kaina virš 1.2.4, o jeigu kažkur čia žemiau duotų, bet jau čia reikėtų žemiau, kad iš tikrųjų marketas duotų kokį nors pakankamai stiprų price actioną, kad duotų kažkokį taip pakankamai stiprų signalą, kuris galėtų signalizuoti, kad opa, žiūrėkit, ateina su jėga ir greičiausiai su jie praeis, nes atspėti visą laiką, kad arba praeis, arba nepraeis, tai yra labai 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 sunku. Dar viena pora buvo USD Kanada, tai USD Kanada buvo. Vėlgi čia, manau, kad gali būti, kaip ir minėjau, čia anksčiau metų pora ir čia tiesiog reikėtų ją pakankamai stebėti. Šitą porą gaila, kad vėlgi jisai dirba dabar inside savaitiniam grafike. Čia kol kas manau, kad 1.3 yra riba jo. Šiokia tokia stipresnė. Šičia kas vyksta dabar, tai jis yra gražu, bet ne tiek gražu, kad būtų galima šokti iš tikrųjų į pardavimus, nes vis tiek kapojasi viskas iš esmės jau dabar čia, šitose vietose. Svarbiausia kaina, įsivaizduoju, yra 1.3.0.0. Jeigu jį pratraukiam, tai greičiausiai, kad teisinasi ta situacija ir tada einamės į apačią. Jeigu to nepratraukiam, tai čia gali vėl nežino, kiek laiko sėdėti iš tikrųjų. Plus nepamiršti reikia, kad čia mes sėdėm dar prie 50 FIBO, ne? Ir gali būti, kad jisai norės pratraukti iki 1.1 arba net gal iki 7.6, kur koks 1.4 tarkim yra. Tai
Dabar svarbu neužsirauti čia ant jo. Vėlgi, ką ir kalbėjau prieš porą savaičių, aš susimaišau kartais, nes aš nežinau, ar kalbėjau šituose video, ar kalbėjau tuose, kurie yra pirmadieniais, trečiadieniais pas mus. Tai labai puikiai žinau, kad visų pirma, tai negalima niekur pirkti. Ir praeitą čia savaitę kalbėjau, hebrai, kad tikrai negalima pirkti, nes viskas, kas čia į tą pusę vyksta, vis tiek vyksta žemiau šitų vietų. Mėnesiniai žvakės, palaukit, mėnesis jos yra toksai su tokiais spygliais, kiek pamenu. Tai reikėtų labai būti atsargiai. Jo, būtent su tokiais spygliais yra. Tai šitas buvo spyglys, paskui čia irgi toksai buvo kaip jau ir likęs spyglys, ir dabar vis tiek jisai jau sidenginė. Tai šiaip realiai tokia situacija, tai rodo iš tikrųjų išsekimą, ne? Tai jeigu jinai pasiteisintų, kol kas jinai nepasiteisino, iki jos pasiteisinimo šiaip realiai yra likę turbūt gal kokios 4 dienos. Tai jeigu per tas 4 dienas jinai pasiteisina, tada galima mažesniuose grafikuose ieškoti, kur jau tenais iš tikrųjų pasitvirtinti tą situaciją. Dabar 1.3 yra ir to 1.3 mums reikėtų laukti. Bijau, kad iš tikrųjų to 1.3 neužsidarys mėnesinė žvakė ir tai gali būti signalas ir toliau šitos poros laukti. Tai tiek žinių, tiek naujienų. Vėlgi USD Kanada ir jeigu kažkas su ją pasikeistų, tai tada USD Kanada tikrai vėl bus galima rasti čia pas mus prognozėse. Tada mes pakomentuosim, taip pat kaip USD jeną pakomentavom jo. Jeigu kažkas pasikeistų su euru ir šituo Japonijos jena, irgi lygiai taip pat iš tikrųjų mes pakomentuosim ir šičia viską surašysim. Šiuo atveju surinksim iš tikrųjų labiau gal eurą ir Japonijos jeną, ne USD ir Kanada, ir 2 porų čia įdėsim vieną, bet jeigu kažkas su USD Kanada pasikeistų, tada įdėsime ir ją. Taigi tiek, mielieji, vėlgi matot, jeigu planą laikaisi, iš tikrųjų galima kažką tai padaryti. Tai tikiuosi, kad jūsų planai, kuriuos jūs susidarot savaitgaliais, irgi jūs jų laikotės ir su jais viskas yra tvarkoj. Palinkėsiu visiems geros savaitės, visiems geros prekybos. Svarbiausias dalykas laikytis plano, jeigu toksai yra, tai svarbiausia to plano laikytis reikia. Jeigu jo laikomės, tai daugiau mažiau iš tikrųjų turėsim kažkokį tai geresnį rezultatą, aš neabejoju. Ir svarbu valdyti riziką. Tai tiek ir susimatom ateinantį kartą.